Sveiki visi. Šiandien noriu pakalbėti apie, jau kas žiūrėjo mano stories, apie celiulitą, nes dažniausiai tai yra moteriška problema ir ne tik, iš tikrųjų kartais netgi ir vyrai turi, bet mes moteris vis tiek kitaip, mūsų organizmas, sakykim taip, surėdytas ar ne, tai ir mes dažniausiai matomas pas mus ar ne, ir jų yra kelios rūšys, aišku, nematomas, matomas ir akivaizdžiai matomas. Ir būtent, kad celiulitas tai nėra būtent tiktais grožio defektas. Tai yra uždegimas, kurio negalima išspręsti vien valgant ar vien tik sportuojant. Tai kas tas celiulitas, tai yra uždegimas, tai yra riebalinis audinys ir duoda mums tą senėjimą, tą seną išvaizdą tokią, ar ne, tai limfos užsiteršimas ir būtent limfos apstojimas ir ten kaupiasi ir toksinai, ir kūnas tinsta. Ir tai vyksta, aišku, ne per vieną dieną ir apie tai mes šiandieną ir pakalbėsime. Nes mūsų kūnas iš tikrųjų sudarytas iš audinių, raumenys, kaulai ir riebalinis audinys. Tai riebalinis audinys tai yra mūsų, vadinkim taip, kaip skafandras, kurio mums nereikia. Nes pas mus yra pas ką mažiau, pas ką daugiau, pas vienus galbūt 5 kilogramai antsvorio, pas kitus gal 10, 15, 30, tai vėlgi rodo, ant kiek mes save mylime ar ne, ant kiek tai tų kilogramų užaugo ir jų užaugę yra ne per vieną dieną, vėlgi ne per mėnesį. Ir tai ir buvo metų metus daryti blogi veiksmai, ar ne? Ir riebalinės ląstelės tai būtent neišnaudoja, tai yra energija, kurios neišnaudoja, soriukas, aš atsiprašau, nes man čia kažkas rašo, įsiterpia į mano pokalbį. Ir pamečiau mintį. Tai būtent riebalinės ląstelės ar ne celiulitas, tai neišnaudota energija, tai yra kapsulė tokia, kuri užsikonservuoja visą tą energiją, ne? Tai kam jums jos reikia, ar ne, ir kokią žalą jie mums duoda. Tai duoda būtent širdis daužosi, ar ne, greičiau, kaip pašėlusi, kūnas nešioja tuos papildomus kilogramus, ar ne, sunku vaikščioti, tai ir kelių sąnariai kenčia, širdies ligos, ar ne, ir mums to tikrai nereikia. Ir tai būtent rodo, kad tai yra ir užsistovėjusi limfa, ir kūnas sutinęs, žodžiu, kai per daug valgome, tie kilogramai ne vien tik išvaizda, bet ir mum aplamai sunku ir judėti, ir kenčia ir mūsų visa sveikata, ir sąnariai, ir žiūrėkit, jau ir kelių skauda, ir nugarą skauda, nes mes nešiojame, jūs įsivaizduokit, visą šitą svorį, pas ką mažiau, pas ką daugiau, tai kaip kažkoks tai maišas uždėtas ant pečių ir mes jį nešiojamės kiekvieną mielą dieną, tai patikėkit, tai yra apkrova ir stuburui, apkrova ir keliam, apkrova ir širdžiai, ir jau nekalbu apie vidinę būseną, ar ne, tai ir širdis daužosi, ar ne, greičiau mes pavargstam, uždūstam ir tik mes galbūt į tai labai neatkreipiam dėmesį, kaip mes jaučiamės, ar ne, atrodo, ai, čia keli kilogramai. Tai būtent tokios yra problemos, į kurias reikėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį ir nedasileisti, kada jau iki tokio lygio, kai bus jau ten labai daug tų kilogramų, nes kuo didesnis tas svoris, kuo daugiau kilogramų užaugę, tuo yra ir sunkiau juos numesti, reikia aišku daugiau pastangų, nes priaugome irgi ne per dieną, gal per metus, gal 2, per 3, tai ir reikės daugiau ir laiko ir numesti, ir kartu bus, tai yra sunkiau bus mesti, nes vėlgi gyvenimo įpročiai ir visa kita per daugybę laiko, jeigu taip maitinamės, juos užaugom, tai vėlgi sunkiau ir keistis reikės. Ir pas ką jau matosi tas celiulitas, tai jau grinai, kai jau plika akimi, ar ne, kaip aš sakau, plika akimi, gal ne tai skamba, bet jau akivaizdžiai matomas ir būtent labiausiai galbūt, jau čia toks kaip pavyzdys būtų, ar ne, pas vyresnio amžiaus moteris, tai pas jas dažniausiai viskas matosi. Tai vėlgi tai yra ant tiek riebalinis audinys, ar ne, daug valgė, daug tos energijos nereikalingos, neišnaudotos, ar ne, daug kalorijų ir užsikonservavusi ta riebalinė kaip kapsulė, sakiau, neišnaudota ir būtent
tas riebalinis audinys gali jisai temptis kiek nori. Ir vat paskui matosi ta tokia kaip graublėta oda, ar ne? Tai vien tik aišku, mityba, sportas labai daug duoda, bet kartu ir reikėtų pajungti ir masažus, kurie irgi kaip tik padeda, kaip tik vat išjudina tą kraujotaką, limfinę sistemą, suskatina tą visą riebalinį audinį ir ne vien tik riebalinį, ir tuo pačiu vat greičiau atsikratom, ar ne, masažas padeda, ypatingai vat tie šveitimai, moterims į savaitę kartą, tai tikrai rekomenduoju nusišveisti kūną, tai ne vien tik tai kažkokia tai grožio procedūra, aišku, tai nusišveičia ir negyvos ląstelės, ir kraujotaka suskatinama, ir tuo pačiu, jeigu užsisėdite visą dieną, tai tikrai aš būna ir pati mėgstu labai be galo šitą procedūrą, ir tai man ant tiek įaugo į mano tą vat įprotį, nes mano kūnas jau pats reikalauja, nes aš žinau, atpažįstu tuos simptomus, kada man jau kutena kūną, tai aš žinau, kad jau man reikia nusišveisti, kad ir kaip tai galbūt juokingai ir skambėtų kažkam, bet aš jau atseku tuos ženklus ir žinau, kad man jau atėjo laikas, nes būna tikrai reikalų ir darbo, ir tikrai būna, ten gal 8 dienas kažkur, tai jau kūnas pats sako, nušveisk mane. Tai vėlgi tas pats aišku, su daugybė dalykų, man būna irgi su kulnų šventimu, ar ne, tai vėlgi jauti, kad ten šiurkštesni, tai čia labai nesigilinant, tokie vat mano būtent pastebėjimai, jūs turbūt turite savo tokius pastebėjimus, kai jūs jau patys jaučiate iš savo organizmo. Tai taip pat irgi galime atkreipti irgi dėmesį, kai suvalgom kažkokio tai maisto, ar ne, ten kažkokių pyragėlių, iškart galima atkreipti dėmesį, kad būtent pilvas burbuliuoja, gurguliuoja, ten pučia pilvą, ir toks maistas tikrai nėra labai geras. Kartais, aišku, galima ten kažkur į šoną nueiti, nukrypti, ar ne, arba, kaip aš sakau, kas labai mėgsta jau tų saldumynų, tai tikrai galima pasidaryti namuose iš jau geresnių kažkokių tai ingredientų, ar ne. Tai vėlgi labai plačiai neisime, šiandien ne ta mūsų tema, ar ne, šiandien apie celiulitą. Ir būtent riebalinis sluoksnis moterų turėtų būti iš tikrųjų nuo 15 iki kažkur tai 25% audinio riebalinio. Idealiausiai, tai jau čia ten lieknutė, pasisausinusi, ar ne, ten tik raumenukai, jau ten visa kita, tai jau 15%. Tai jau ten visai tokia lieknutė, gražutė visa, top modeliukas, kaip aš sakau. Tai ir jeigu daugiau, tada atsiranda vat būtent tas celiulitas. Kai mes išeinam iš tų vat rėmų, vadinkim, ar kaip, tai būtent ir vat matosi jau išryškėja tas celiulitas, ar ne, tas riebalinis audinys jau yra didesnis ir jis jau yra pastebimas. Tai celiulito priežastys, aišku, gali būti ir genetika, ir hormoninis balansas, ir medžiagų apykaitos sutrikimai. Dažniausiai tai yra daug angliavandenių valgomės iš tikrųjų, ir vat tas didelis insulino kiekis, didelės gliukozės kiekis, angliavandenių daug pritraukia vandens ir duoda tuos patinimus. Tai šiais laikais pas mus labai daug iš tikrųjų tų angliavandenių, maisto pilna, ir skanėstai, ir duonos, ir iš tikrųjų labai susiduriu, kad moteris renkasi geriau, vat ypatingai vasarą, kai nesinori jau ten valgyti iš viso, tai moteris vien tik per vaisius duodasi, arba ten arbūzas atsigaivinti, arba ten ledai, tai vėlgi tai yra visi yra angliavandeniai, ir tikrai per dieną susirinkam jų begales ir organizmas tinsta, o kad mažiau tintų, tai reikia daugiau valgyti iš tikrųjų mum baltymų, nes tada ir sotumas, ir nepritraukia vandens, ir tai yra statybinė medžiaga, ir mums pasotina, ir lieknina, ir nenorime užkandžiauti, žodžiu, atrodytų taip, kad ir skamba paprastai, bet tokia yra tiesa, bet daugiausiai mes ir perrenkame tuos angliavandenius, ar ne. Ir kaip sako, va, vasara, tai yra sezonas, tai yra uogos, reikia dabar čia kilogramais prisivalgyti. Tai žinokit, tikrai nereikia prisivalgyti, jūs tikrai į save neužsikonservuosite tiek, kiek reikia, kad ir valgysite 10, 20, nežinau, kilogramų ten vaisių ar uogų, tai organizmas nekvailas, jis pasiema tiek, kiek jam reikia, ir tikrai galite valgyti, kad ir kibirais, tai tikrai visko ten neužsisaugosite, kai sako. Geriau jau mažiau, bet saikingai, ir nereikia savęs apkrauti, vėlgi tą patinimą didesnį daryti savo organizmo.
Ir aišku, kas be ko juose irgi yra, aišku, natūralaus, bet tai yra cukrus irgi, o cukrus vis tiek pakelia irgi mūsų tą gliukozės kiekį. Ir žodžiu, vėlgi cukrus vis tiek lieka cukrus ir jo paslėpto yra visur ir nepaslėpto, natūralus sveikiau, aišku, bet irgi reikia žinoti saiką ir saikingai jų valgyti. Ir kitas dalykas, kad valgom daug sūraus maisto, nes sūrus maistas tai tik irgi pritraukia vandenį, vėl ištinsname, ar ne, vakariniai persivalgiai, prisivalgymai, sėdimas ar nedarbas, nepakankamas vartojimas vandens iš tikrųjų irgi sukelia patinimus. Oi, atsiprašau, kaip minėjau, mažas judėjimas ir kūnas tinsta. Ir būtent sėdimas darbas irgi, kur visiškai mažai judame, ką ten jau neskaitau, nuo darbo, ofiso iki namų ten, galbūt į mašiną įsijungiau, dar kažkur. Ir tai jau moteris skaito, kad aš jau čia prisivaikščiau, arba aš prisivaikštau namuose. Tai patikėkite, tikrai neprisivaikštau, aš taip iš tikrųjų nuėmiau laiką, kiek man ten žingsnių per dieną. Jeigu jau namuose, oi, man čia kompiuteris, jau tikiuosi nenumirs. Tai nepajungiau iš tikrųjų, nepasiruošus. Tai iš tikrųjų suvaikštom ten nedaug, aš pasižiūrėjau, tai tikrai suvaikštom galbūt 1000 ten žingsnių ir tai yra labai mažai, nes mums reikia iš tikrųjų suvaikščiot minimaliai, ar ne, į dieną 10 000 žingsnių, tai apie pusantros ar valanda ir 40 minučių galima skatyti, tai vėlgi neįsim labai giliai, bet tas irgi įtakoja, nes vėlgi sėdimas, užsisėdim ir vėl tinsta kūnas, nes kaip bebūtų judesio mums reikia ir būtent visi tie skysčiai, tas patinimas dingsta tada, kai mes judame, niekaip kitaip, tik tai judesio pagalba. O judesys gali būti tikrai įvairus, ir vaikščiojimas, ir plaukimas, ir dviračiai, žodžiu, tik tai nesėdėjimas, negulėjimas, tik tai judėjimas, ar ne? Tai aišku, kas sportą mėgsta, idealu, kai sako, dar netgi ir bonusas, ar negaunate, ir raumenis statot ir visa kita. Ir kaip minėjau, kad būtent mes to ir mokinamės, norėjau priminti, kad aš rengiu būtent tokius 2 savaičių iššūkius, kur mes su lengvu judesiu nuo 10 iki 15 minučių linksmai, paprastai judame, būtent tinka tiem, kas tikrai nemėgsta judėti, kažkokių sporto klubų, nemėgsta kažkur tenais užsidaryti, save rodyti, gėdijasi, galbūt čia reikia apsirengti, čia reikia nusipirkti kėdukų, čia reikia dar ir to ir ano, ir niekaip neišeina, niekaip nepradeda dėl savęs, ne dėl kažko, bet dėl savęs, aišku, nebūtina atrodyti ten kažkokiai tai idealiai, ten kažkokių tai raumenų turėti ir visa kita, nes ne visų yra tas pats tikslas ir noras taip atrodyti. Tai viskas irgi yra su tuo gerai, dėl to aš ir rengiu tokius būtent iššūkius 2 savaičių, kur galima tikrai paprastai, lengvai įsivažiuoti į sportą ir tikrai galima namų sąlygomis puikiai pasportuoti, gerai jaustis. Merginos sako, va, kaip gerai, sako, ir mitybą susireguliavau ir sako, va, būtent man tinka va tas laikas, viskas paprasta, nuostabu ir taip paprastai, dar niekad tokio mitybos plano neturėjau, tai vis svoris grįždavo, tai šokinėdavo, žodžiu, daug visokių skirtingų iš tikrųjų rezultatų, tai nebūtinai kilogramų kritimas, aišku, jų irgi rezultatų yra tokių, merginos tikrai dalinasi, tai ačiū Jums labai, kurios žiūri ir dalinasi, nes tikrai malonu sužinoti, kaip Jums sekasi. Galbūt reikia ir mano pagalbos, nes tikrai ne veltui bendruomenė yra žymiai lengviau ir mesti svorį, ir motyvuotis, ir eiti į priekį, ir bendrauti, nes mažai iš tikrųjų dabar likę to bendravimo, daugiausiai tik socialiniai tinklai liko, žaidimai ir panašiai, tai o kieme taip neis ir nešauksi, kur čia susirasti tų draugų, tai sakau, internetas visagalis, labai smagu, mes ir bendraujam, ir juokaujam, ir pasidaliname savo ir dienos įspūdžiais, tai labai smagiai leidžiam laiką, ne vien tik tai yra apie sportą, ar ne? Ir ką dar norėjau paminėti, kad tuo aš čia žvilgtelsiu, nes bijau nueiti į šoną, ar ne, kad nebūtų taip, kad kažką tai užmirščiau. Ir ką norėjau dar pasakyti, kad būtent apie tą judesį, ar ne, kad labai smagiai judame ir būtent mitybą pajungiam iššūkiuose, judesys lengvas
ir būtent limfinės sistemos šį kartą išjudinimas, masažai, naminiai masažai, tai tą darysim kas antrą dieną, vieną dieną sportas, kitą dieną būtent masažai, kurie išjudins kraujotaką, skatins apytaką, tuo pačiu ir pasišalins nereikalingi skysčiai, ar ne, nes dažniausiai galvoju, kad mes čia priaugom kilogramus, bet tai yra užsistovėję skysčiai, jeigu sėdite, mažai judate ir tikrai tai irgi padeda ir numesti svorį, ir pagreitinti procesą, ir gerai jaustis. Tai tikrai mielai kviečiu, nes dabar vyksta būtent iššūkis Liepos 14 dieną, kaina minimali tik tais 10 svarų, apie 12 eurų. Tai būtent sakau, bus ir mitybos planas, kurio pagalba jūs ir numesite svorį, ir tuo pačiu atsikratysite ir patinimų, ir sujudinsim kraujotaką, ir tuo pačiu vat, pasigražinsim, ar ne viskas viename, nes pavyzdžiui, vien tik arba sportuosiu, arba vien tik tais maitinsiuosi nepadeda, tai geriausias efektas yra 3 viename, tai būtent ką mes ir darysime, maitinsimės pagal planą ir bus lengvas judesys, ar ne, pratimukai, taip pat ir papildomai masažai, kurie irgi ten užtruks nuo 10 iki 15-20 minučių, ar ne. Tai visi trys tie dalykai kaip tik susijungia ir duos jums idealius rezultatus, kam galbūt reikia tik numesti 1-2 kilogramus, galbūt kažkam vat, būtent skundžiasi, kad jaučiasi sutinusi, galbūt kažkas niekaip nepradeda sportuoti, kitiem ten irgi skundžiasi celiulitu, tai vėlgi praktikuoti reikia, ar ne, ir kai jūs jau išmoksite atėję, kaip juos daryti, nes aš irgi juos darau namuose karts nuo karto ir būtent naudoju tokį šiurkštesnį šepetį, irgi tai man labai super padeda, aš jau be jo gyventi negaliu, kaip sakau, tai tiesiog įaugę į tą įprotį, tai būtent jūs irgi per 2 savaitės išmoksite ir galėsite tiesiog eiti toliau ir pačios naudotis ir sau padėti. Ir sakau, kaip aš sakau, dar ir būna merginos, sako, ir pasijungia ir vaikai, kai sportuoja, būna ir vat vyras įsijungia, sako, eina jau į parduotuvę pirkti, nes buvo čia toks iššūkis su čija sėklomis, tai sako, eina į parduotuvę. Žodžiu, labai smagių momentų yra, tai tikrai labai fainai, labai džiaugiuosi kiekvienos merginos rezultatais, kurių yra skirtingi ir jo, ir labai fainai iš tikrųjų, žinokit. Tai kas nori, mielai prašau rašykite, susisiekite su manim arba palikite komentarą, parašykite žodį misija ir startuojam Liepos 14 dieną. Tai ką, šiandien tiek, norėjau pasipasakoti apie celiulitą, tai gal turite kažkokių klausimų, jeigu ne, tai tada užbaiginėsiu, nes nežinau iš tikrųjų, šito pažiūrėsiu, nes ne viską iš tikrųjų iš toli matau. Jeigu ne dabar, tai gal vėliau, kai sako, turėsite kokių klausimų, galite rašyti, klausti asmeniškai arba po būtent šiuo laivu. Tai mielai atsakysiu. Ir ką, susitiksim, sakau, turbūt kitą laivą padarysiu. Turbūt penktadienį ir sekmadienį. Tai dar temos neparinkau, bet jeigu norite, galite irgi parašyti, tai kas jums aktualu būtent, tada aš būtent padarysiu laivą jūsų aktualia tema jum, kad būti jum maksimaliai naudinga. Tai ką, tada liktais nematau jokių komentarų, jokių klausimų, tai šiai dienai tiek, visiems gražaus vakaro ir iki